Labas vakaras, jūsų ekranuose laido Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butyriūtė. Šiandien kartu su holistinės lyderystės konsultantė bei lektorė Darija Tonkich kalbėsimės apie vadovus ir lyderius, vadovavimą bei lyderystę. Labas, Darija. Labas, Paulina. Paminėjau vadovus ir lyderius. Kuo šios dvi sąvokos iš esmės skiriasi? Na, turbūt sutiksi, kad ne kiekvienas vadovas yra lyderis ir ne kiekvienas lyderis yra vadovas. Klasikinė tezė, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vadovas yra labiau apie funkcijas, apie tam tikras pareigybės, galbūt atskirais atvejais atsakomybės. Lyderystė bendraja prasme, jinai neapibriešta kažkokiamis pareigomis. Tai yra apie kvėpimą ir mano asmeninių įsitikinimų apie norą padėti šalia esantiems žmonėms siekti jų tikslų. Darija, ar kiekvienas vadovas turėtų siekti būti lyderiu, ar yra tokių situacijų visgi, kada vadovų reikia būti labiau nei lyderiu? Ir taip ir ne, arba kaip angliškas išsireiškimas yra it depends on, ne, apie ką mes kalbame. Man asmeniškai labai norisi tikėti, kad kiekvienas vadovas turėtų turėti siekį būti lyderiu ir būtų labai smagu, kad visi būtų lyderiais, ypatingai kas yra vadovai. Bet tikrai yra situacijų, yra organizacijų, kai lyderystė nėra būtina. Ir ypatingai karo struktūrose, karinėse struktūrose mes matom, kad ten turi būti įsakymai, turi būti jų vykdymas. Žinoma, galbūt vykdyti ir galim diskutuoti ilgai yra lengviau, jeigu tas žmogus mane įkvėpia, jis yra man lyderis, bet iš esmės tai nėra būtina sąlyga. Bet siekis, manau, turėtų būti toksai. Tenka dažnai girdėti, kad vadovu žmogus tampa dėl to, kad jis yra geras specialistas. Čia klausia apie tai, o kuo specialistas skiriasi nuo vadovo ir apie tą pokytį. Čia žinai, kaip kartais sulaukiu klausimą, ar vadovui yra gimstama, ne, ar lyderiui yra gimstama. Tai turiu pažįstamą, kuris nuo mažens norėjo būti vadovu. Ir aišku, pradėjo nuo specialistų ir kai tapo vadovu, jis man sako, žinai, Darija, aš kartais pasigendu. Bet to konkretaus darbo, kurį aš galiu padaryti ir matyti rezultatą čia ir dabar. Kuris pats daro, ar ne? Taip, jisai pats daro, jisai sukuria. Vadovo darbas jis yra kitoks, kitokios funkcijos ir jisai jau neapibrėžtas kažkokiam specifiniam žiniom. Tu negali būti geras, nežinau, tarkim, laidų vedėjas, ne? Arba, nežinau, išmanyti kažkokius cheminius elementus ir kažką sukurti. Vadovo funkcijos yra kitokios. Tai va čia ir pagrindinis skirtumas nuo to, apie ką mes ir ką mes darome ir koks yra galutinis rezultatas. Pakalbėkime iš karto apie funkcijas. Man tenka girdėti, kad kartais vadovai nustemba išgirdę, jog jų viena iš pagrindinių funkcijų yra darbas su žmonėmis. Tai kokios iš esmės yra vadovo funkcijos kaip vadovo? Darbas su žmonėmis. Tai yra pagrindinė, tai yra organizuoti komandos darbą, rūpintis bendra atmosfera, deleguoti užduotis, strateginės kažkokias kryptis. Ir šitoje vietoje tai, ką tu man sakai, man labai surezonuoja su dabartinė labai dažnai pasitaikančia didelių hierarchinių bendrovių net ne problema, o tiesiog realybė, kai iš specialistų ir yra tampama vadovu. Ir tada jisai mano, kad jo ir toliau darbas yra gerai daryti, pavyzdžiui, pardavimus, arba ir toliau gerai dirbti su klientais. Bet jisai nežino, nes jo patirties tokios nėra, kad jisai turi dirbti su savo komanda, su savimi, beje, ir su savo komanda, su žmonėmis. Darija, o kaip iš specialisto tuomet tapti vadovu? Kaip sakai, tikrai nežino ir gal pavyzdžio neturi, kokių tų patarimų turėtum būtent kaip pereiti iš specialisto į vadovą? Aš labai dažnai sakau, kad geras lyderis arba geras vadovas, šitoje vietoje galima dėti lygybės ženklą, yra smalsus žmogus. Jis turi smalsauti. Ir kai mes, nežinau, gyvendami Vilniuje, persikraustom, pavyzdžiui, nežinau, į kitą miestą, į Briuselį, tarkim, ar į Londoną, mesgi iš pradžių pasidomim apie tą miestą, ne? Kur man rasti kavinę, parduotuvę, kaip organizuojamas yra transportas, tai čia yra lygiai taip pat. Reikėtų pradėti nuo savęs ir pradėti smalsauti, ne? Kokie yra lūkesčiai, tarkim, įmonės man kaip vadovai, kokie yra lūkesčiai mano komandos ir tada žiūrėti, kokios mano esamos savybės man padeda,
o kuriuose savybėse man dar reikėtų pasitempti. Ir tada mes grįžtam prie saviugdos, prie knygų, prie seminarų, prie mokymų, galbūt netgi prie to paties coachingo ar kitų konsultacijų. Grįžtu prie vadovų. Iš tavo patirties, ką vadovai vis dar daro, bet turėtų nustoti daryti? Man lengviau būtų pasakyti, ko jie, žinai, nedaro. Galim ir taip. Taip, ko nedaro, nes sąrašas, žinai, yra toksai, kur jie nepasitikė. Jie vis dar nepasitikė savo komandos nariais ir šitoje vietoje man norisi akcentuoti žodį komandos nariai, ne darbuotojai, ne tiesiog žmonės, nes tada mes kalbam, kad tai yra mano komanda ir mes turim jau tam tikrą grupę žmonių, į kurią mes orientuojamės. Tai mes turime smalsauti ir mes būtinai turime girdėti. Ne klausytis, o girdėti, ką žmonės sako. Gerai, bet tada vis tiek nepaleisi. Visgi, ką daro, bet tavo nuomonė turėtų nustoti daryti. Labiau turiu omeny tokius, žinai, dalykus kaip labai perdėta kontrolė, mikrovadyba. Kur čia turėtų būti tos ribos? Tai tikrai mikromanagementas, mikrovadyba, kontrolė, nepasitikėjimas žmonėmis, tai yra esminiai dalykai, kuriuos tuoj paliesiu. Bet žinai, ką dar reikėtų nustoti daryti? Nustoti daryti, sakyti vieną, o daryti kitą. Lead by example, tai reiškia būti pavyzdžiu savo komandai. Ir jeigu mes sakom, kad tu kažką turi padaryti laiku, reikia atsisukti save ir pasižiūrėti, ar aš tikrai visą laiką viską padarau laiku, ar aš ištiesiu savo duotus pažadus savo komandai arba savo kolegoms ir kitiems vadovams. Bet kaip tu teisingai labai pastebėjai, delegavimas, kontrolė, mikromanagementas tai yra vieni iš tų didesnių iššūkių, kurie vis tiek susideda į tai, kad aš nepasitikiu savo komandos nariais. O kaip iš tikrųjų turėtų būti tokiam idealiam atvejui? Vadovas turėtų nurodyti kryptį ir pasakyti, turi būti padaryta tas ir atsitraukti, ar visgi dalyvauti tame procese? Aš iš viso, žinok, labai tikiu, kad neturėtų būti žodžių turi. Man labai rezonuoja savivaldžios komandos, apie kurias mes jau šiek tiek prieš laidą su tavim užsiminėm, ir pasidalinta lyderystė tai yra tai, kame aš matau ateitį, esamų organizacijų, kur link jos turėtų judėti. Ir tuomet vadovo rolė, jinai jau nebėra tokia, kaip mes esame įpratę, kad aš darau nurodymus, aš iškeliu tikslus, tai yra labiau komandinis darbas. Ir vadovas tada gaunasi labiau toksai facilitatorius, kažkiek coachingo specialistas, moderatorius viso to proceso, kas vyksta jo komandai. Ir aišku, žiūrėjimo, ar mes nenukrypstam nuo tos krypties, kurią mes kartu ir nusistatėm. Nes jeigu aš pasakysiu, einam ten, o tu, Paulina, netiki, klausimas, ar tu norėsi eiti ten, arba tu visą savo širdim prisidėsi prie to ėjimo, nes tu netiki. Taip pat vadovo darbas ir yra grįžtam, darbas su žmonėmis, tam, kad įkvėpti, tam, kad parodyti arba kartu su jais atrasti tą kryptį, kurią tikrai visi komandos nariai tiki ir eina kartu, vieno tikslo link. O kalbant apie santykių ribas, apie santykius, kokios turėtų būti santykių ribos tarp darbuotojo ir vadovo, ar visgi vadovas turėtų būti draugas, ar nelabai? Žinai, aš turėjau savo patirtį atvejį ir mano patirtis yra, kai aš turėjau labai draugiškus santykius su savo buvusią vadovę, kurie turbūt, galima sakyti, peržengė pavaldinio ir vadovo santykius. Ir tuomet yra sunku, ypatingai, kai reikia išsiskirti. Tai ar reikia turėti draugiškus santykius, paremtus atvirumu, pagarba vienas kitų ir pasitikėjimu? Taip, aš to nuoširdžiai tikiu. Bet tai nebūtinai yra draugystė, kaip mes esame įpratę. Ir galbūt vienas iš iššūkių, ką vadovai turi, tai yra ta nuostata, kad jeigu aš būsiu šiek tiek atviresnis, jeigu aš būsiu empatiškesnis, supratingesnis ir ieškosiu kažkokių bendrų sprendimų, žmogus, tai yra mano komandos narys, pagalvos, kad aš esu silpnas, arba pagalvos, kad mes jau čia draugai ir visi santykiai subirės. Ne, reikia labai gražiai pradėti nuo savęs, kur yra mano riba ir koks yra mano tikslas. Ir tada ieškoti to geriausio sprendimo. Geri santykiai yra vienas iš galimų sprendimo būdų. Nepaslaptis, visi esam žmonės ir ypatingai, kai ilgametis darbuotojas perauga tie santykiai, kai sakai, iš tų ribų.
Bet tada klausimas yra, o kaip vadovui, kaip nepriimti asmeniškai, kai žmogus nori išeiti iš organizacijos? Dirbti su savimi. Iš ties yra labai sunku, nes daugelis mūsų esame egoistai. Mes galvojame apie save. Man bus sunku, man reikia ieškoti naujo žmogaus, aš jau susidirbau, mes kartu labai gera komanda, o kaipgi klientai ir taip toliau. Bet tai yra egoizmas. Ir jeigu mes grįšim prie pradžios, ką aš tau sakiau pradžioje, kad jeigu lyderis, ir vadovo kontekste mes kalbam apie jį kaip apie lyderį, jisai bus iš tų, kuris norės, kad žmogus siektų savo asmeninių tikslų, aš norėsiu, kad jam pasisektų ir aš džiaugsiuos, kad jisai išeina. Mano atveju taip nebuvo, nes asmeniniai santykiai paėmė viršų. Bet čia, kaip žinai, kaip aš kartais sakau, tėvystė ir lyderystė yra labai susiję. Mes irgi galim labai mylėti savo vaiką, ir liūdėti, kad jis išeina. Bet jeigu mes norim, kad tas vaikas taptų tikrų žmogumi, mes apsidžiaugsim, kad jisai tampa savarankiškas ir atranda save kažkur kitur, o ne mūsų namuose. Mes kalbam apie lyderystę ir kad taip elgesi lyderis. Grįžtu į šitą tarpelį, kaip iš vadovo tapti lyderiu? Sunkus klausimas. Aš manau, kad vieno atsakymo nėra ir iš esmės vienos tiesos nėra, vienos piliulės nėra, ko labai dažnai žmonės ateina į mokymus, į konsultaciją, pasakyk man tą vieną receptą, ne? Ir tada tu sakai, gerai, mylėk žmonės, kaip pavyzdys. Ir aš manau, kad tie vadovai, kurie myli žmonės, kurie nuoširdžiai rūpinasi jų gerovę, jie ir yra tikri lyderiai. Tai reikėtų pradėti nuo savęs ir pamilti ir suprasti, kad tavo funkcija kaip vadovo yra kuo daugiau išaugusių žmonių aplink tave. Šioje vietoje natūraliai kyla klausimas, tai tuo lyderiu tampama ar juo gimstama, kai kalbėjo apie meilę žmonėms? Aš manau, vieni gimsta, mylėdami visus ir gamtą, ir žmonės, ir aplink save esančius, ir yra natūraliai smalsus. Kiti žmonės gimsta kitokioje aplinkoje, kur nėra smalsumo, kur galbūt nėra meilės ir pagarbos, nėra atvirumo vienas kitam ir tuomet jiem reikia mokytis. Ir jie tada turi suvokti, ir va čia yra tas mąstymo toksai, tricky thing, kad mums reikia pradėti smalsauti ir atrasti savo tą receptą, nes jo vieno tikrai nėra, bet kad smalsumas tame turi būti. Smalsumas ir meilė. Bendraja prasme taip. Esi holistinės lyderystės konsultantė. Darija, kuo skiriasi holistinė lyderystė nuo, sakykime, įprastos tradicinės? Nežinau, kaip apibrėžti. Jinai nėra kažkokia kita rūšis. Holistinis tai reiškia tiesiog holistinis bendras vaizdas. Ir mano idėja, kodėl aš pradėjau propaguoti šitą, tarkim, junginį holistinę lyderystę, tai yra noras atkreipti vadovų ir lyderių dėmesį, kad svarbu ne tik tikslai, kad svarbu ne tik tai gera komanda. Svarbu yra ir rūpinimasis savimi, rūpinimasis savo komandos nariais ir rodymas. Pavyzdžio to paties yra labai svarbu gyventi pagal savo vertybės, yra labai svarbu smalsauti. Tai tas bendras požiūris, kad ne tik čia ir dabar, ne šiandien, bet kas bus po mėnesio, po metų, kaip aš jausiuos, kaip jausis mano komandos narys. Tai man holistinė lyderystė yra apie tai, apie šiek tiek atsigrėžimą į tą žmogiškąją pusę, kad poilsis nėra tinginystė, bet poilsis yra būtinas tam, kad mes rytoj galėtume priimti dar geresnius sprendimus, negu mes tai padarėm šiandien. Pradžioje, kai klausiau apie vadovo funkcijas, buvo darbas su žmonėmis. O ar lyderis turi kažkokių nors funkcijų komandoje, be to, kad jis turi įkvėpti žmonės? Kas dar tai galėtų būti? Aš nemanau, kad lyderio funkcija yra įkvėpti, bet yra labai gerai ir natūraliai mes vadinam lyderiais tuos, kurie mus įkvėpia, kurie rodo pavyzdį, kurie mumis pasitikė, kurie mus skatina augti. Tai kaip kartais sako, kad draugai yra tylūs angelai, kurie mums suteikia sparnus, tai aš kažkaip labai noriu tikėti, kad tikras lyderis ir vadovas turėtų būti tas, kuris savo darbuotojams suteikia tos sparnus, kuris savo komandos narėje mato daugiau, negu jis dar gali pamatyti. Ir kai tu tiki, arba aš jaučiu, kad manim tiki, tada prasideda ir aš pradedu. Žinai, tu tikrai tiki, Paulina, kad aš galiu padaryti? Gal tikrai tada galiu, ne? Tai bet čia yra apie tai.
Viskas vis tiek prasideda nuo mūsų pačių, nuo mūsų vidinių savybių. Darija, kaip ugdyti lyderį savyje, tokiais praktiniais būdais, ką patartum? Būti daugiau šalia kitų lyderių, kuriuos mes laikom lyderiais. Yra labai gražus posakis, kad mes esam vidurkis 5 žmonių, kurie mus supa. Tai pradėti, matyti, reikėtų nuo to, kad keisti savo aplinką ir ieškoti žmonių, kurie mus įkvepia, kurie mums yra lyderiai. Ir tada galvoti, o koks elgesys, mane skatina galvoti, kad jis yra lyderis ir pagalvoti, kaip aš tokį elgesį gali pritaikyti savo gyvenime. Ką galiu iš jo pasiimti, iš savo lyderio. Žinau, kad yra skirtingi lyderystės stiliai, kad ne visi lyderiai yra vienodi. Ar galėtum papasakoti, kokių skirtingų jų gali būti? Vienas, kur aš paminėjau, tarkim, pasidalintą lyderystę ir jinai kalba apie tai, kad mes turim įgalinti, mes turime daugiau deleguoti, labiau pasitikėti. Mes galim kalbėti apie adaptyvę lyderystę, tai reiškia, kad mes prisitaikom prie mūsų komandos nario ir komandos augimo tame etape. Bet iš esmės, jeigu tu pasižiūrėsi teoriją, tai lyderystės stiliai yra labai dažnai sulyginami vadovavimo stiliui. Ir tada mes grįžtam, kad tai yra autokratinis, kad tai yra demokratinis, kad tai yra liberalusis arba coachingo stilius. Ir šitoj vietoj man norisi, grįžti prie tos adaptyvios ir pasidalintos kažkokio mikso. Mes negalime coachinti darbuotojų, kuris tik atėjo naujai ir neturi jokių žinių. Biški direktyvaus vadovavimo reikia. Ypač naujam vadovui. Taip, tai va čia mes tada grįžtam, kad mes turim tą adaptyvų požiūrį, mes turim prisitaikyti prie kiekvieno komandos nario ir tai, kas veikia su Paulina, gali neveikti su Darija. Tai, kas veikia su Darija, gali neveikti su Martynu. Tai va prisitaikyti ir karts nuo karto vis dėlto ugdyti ir smalsauti, Ir man tai apie ugdymą, vis tiek. Grįžtam, tik tai, kad mes negalim naudoti vieno įrankio. Tai turi būti tam tikra įrankio dėžutė. Ir vėl grįžtam prie darbo su žmonėmis. Nepabėgsim nuo šito niekaip. Darija, kur yra žmonės, kur yra santykiai, nepabėgsim ir nuo tam tikrų konfliktų. Kaip valdyti konfliktus lyderystės coachingo stiliumi? Kaip tai atrodo? Pradėkim nuo to, kas yra coachingas. Coachingas iš esmės man asmeniškai yra 2 dalykai. Vienas yra smalsumas ir tada su smalsumu natūraliai kyla klausimai ir tai yra pagrindinis coachingo įrankis, klausimai. Antras yra tikėjimas, kad tavo pašnekovas, jisai turi savyje atsakymą. Jam nereikia sakyti, ką daryti, jam reikia tiesiog padėti. Galbūt nusimesti kažkokias nuostatas ribojančias, galbūt kažkokias baimės, nepasitikėjimas savimi, bet iš esmės pagrindinis dalykas tai yra smalsumas ir pasitikėjimas tuo žmogumi. Tai konfliktai yra apie ką? Apie nesusikalbėjimą. Ir aš labai nuoširdžiai tikiu, kad jeigu mes turim 2 konfliktuojančias šalis, reikia neužimti, tokią, kurį čia dabar teisus, kurį iš čia palaikau. Reikia išlaikyti tą natūralumą ir smalsumą. Reikia išgirsti vieną pusę ir išgirsti kitą ir joms abiem leisti pamatyti tą, nes vienos tiesos nėra. Paulina turi savo tiesą, Darija turi savo tiesą. Dabar Darija mato vieną vaizdą, Paulina kitą. Tai... Ir mes abi teisios. Ir mes abi teisios. Tai yra labai gera knyga, kurią tikrai rekomenduoju pasiskaityti visiems, nebūtinai vadovam. Stephen Covey 7 efektyviai veikiančių žmonių įpročių. Ir vienas iš įpročių yra, jeigu tu nori, kad tave išgirstų, iš pradžių išgirsk pats. Tai coachingo stiliumi konfliktų valdymas ir yra iš esmės klausimai ir bandymas suprasti ir galbūt tada jau nebereikės man įrodinėti, ką aš matau, man užteks to, ką aš pamatau. Ir vadovo rolė šitoje vietoje dar yra juos apjungti ir parodyti, kokia mūsų ta kryptis ir kur mes kartu galim eiti, ir ką mes galim padaryti, kad nueitume tenai kartu. Dar yra viena labai aktuali ir svarbi tema tiek lyderiam, tiek vadovam, tai yra susirinkimai, kur suprantu irgi stringa žmonės. Ką daryti, kad susirinkimai nebūtų, toksai bereikalingas laiko švaistymas? Žinai, kas yra įdomiausia?
Aš pati turėjusi savo susirinkimų patirtį, turėjusi savo klaidas, vadinkim taip, kaip aš vedžiau, ir aš irgi visą laiką galvodavau, tai yra laiko švaistimas. Ir ką aš dabar matau, kad daugelis vadovų vis dar turi šitą nuostatą, kad tai yra laiko švaistimas. Patys vadovai. Patys vadovai. Pradėkim nuo to. Jie netiki, kad tai yra naudinga, tada akivaizdu, jeigu aš ateinu su tokia emocija, mano komandos nariai matyt pajaus tai ir irgi galvos, tai ką aš čia veikiu? Jie tuo labiau galvos, kad tai laiko švaistimas. Tai pradėkim nuo to, kad reikia turėti tikslą. Pačiam savo kaip vadovui nusistatyti, koks yra konkretaus susirinkimo tikslas. Ir susirinkimų tipų tikrai turi būti ne vienas, o bent jau mažiausiai 3-4. Ir tinkamai iškomunikuoti komandai, kad jie lygiai taip pat suprastų, ko mes ten susirinkom. Jie turi būti traukiantis, tai reiškia, idealiu atveju visi dalyvaujantys susirinkime turi vienaip ar kitaip sudalyvauti jame ir gauti kažkokios naudos. Naujienų pasidalinimas nėra susirinkimas. Naujienų pasidalinimas yra naujienų pasidalinimas. Bet jeigu mes susirinkimo metu iškeliam klausimus, mes išsikeliam tikslus, mes padedam jų pasiekti, mes įgyvendinam atskaitomybės principą, dalinamės patirtimis, savo klaidomis, pasidžiaugiam laimėjimais, tada aš tikiu, kad tie susirinkimai bus efektyvūs ir įtraukiantys. Kai kalbame apie vadovus, lyderius, mes vis tiek dažnai kalbame iš tokios komandos pusės, kaipgi jiems sekasi dirbti su tais lyderiais ir vadovais. O kokius iššūkius pastebi, su kuriais susiduria patys vadovai ir lyderiai, ko jie vis dar mokosi? Vat manau, kad ir mokosi susigyventi su savo komandos nariais, nes kuo įvairesnė komanda, tuo jinai bus efektyvesnė. Ir aš kaip tik neseniai turėjau susitikimą su savo draugai ir klausiau, kaip komanda, sako, aš per pusmetį pilnai suformavau visą savo komandų iš naujo ir pridėjo, bet aš nuėjau ilguoju, sunkiuoju keliu ir žiūriu strategiškai į priekį. Ir sakau, ką tu turi omeny? Sako, aš sąmoningai rinkausi juos visus skirtingus. Sako, man yra sunkiau, man reikia prisitaikyti, man yra sunkiau juos koordinuoti kaip komanda, nes jie visi labai labai skirtingi. Jie skirtingą kalbą kalba, ne? Ir jiems skirtingi svarbus dalykai, bet strateginė prasme tai yra labai tvarus sprendimas. Pradžioje yra sunku, bet jis tuos pačius gerius rezultatus. Tai vadovam reikia išmokti dirbti su savimi, su savo emocijom, su savo nepatogumu, suvokimu, kad aš ne viską žinau ir vadovas neprivalo visko žinoti ir kartu išmokti dirbti su kitokio tipo žmonėmis, negu jie yra patys. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu sudarę spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso Dramų laidose. Iki.